Ketvirtadienio žiniose žiūrėkite, tarybos narius piktino tai, kai buvo pristatyta mero administracijos direktoriaus ir audito tarnybos metų veiklos ataskaita. Nuo kitų metų rugsėjo Šiauliuose neliks dar vienos mokyklos. Bausmė sulaukė didelį rezonansą visoje šalyje, sukėlė 3 brakonieriai. Sveiki, naujausios ketvirtadienio žinios jūsų dėmesiui. Šiaulių miesto tarybai pristatytos miesto mero, administracijos direktoriaus ir audito tarnybos ataskaitos. Išklausius kone pusę posėdžio trukusias ataskaitas, taryboje nesiūlyta už jas nebalsuoti, esą per vėlai pateiktos, todėl nespėta išsamei susipažinti, tačiau daugumai balsavus už ataskaitoms pritarta. Šiaulių miesto tarybai pristatytos miesto mero, administracijos direktoriaus ir audito tarnybos praėjusių metų veiklos ataskaitos. Meras nemažai dėmesio skyrė vykusiems kultūros renginiams, gyrė įvykdytą viešojo transporto reorganizaciją. Per praėjus metus mes tikrai ta prasme džiaugiamės, kad vėl atnaujinam Šauliuką ir žmonės tikrai pastebėjo, kad jis naujai sutvisko. O iš padarytų darbų mes tikrai džiaugiamės, kad sugebėjome priimti Šiaulių energijos naujų 2 po 10 MW katilų statybą, kuris sėkmingai vyksta ir jau greitai įkasime kapsulę, kad modernizavome vandens ir lietaus nuotekų tinklus, kad pagaliau radome po kelių metų pertraukos pinigų tvarkyti miesto kiemus, kad priėmėme tikrai tvirtus sprendimus pertvarkyti viešąjį transportą ir sugebėjome rasti susitarimą ir kad nuo šių metų vasario 1 dienos mes daugiau galėsime investuoti į Busturo parko atnaujinimą, į darbuotojų darbo sąlygų pagerinimą, kad tikrai daug remontavome mokyklų, darželių, na ir galime pasigirti ir labai tokiais netradiciniais renginiais. Šiemet pernai metai pasižymėjo, tai aš aišku akcentuoju ir baigiamai Šiaulių 7 šventimo vakarą, taip pat konkurų varžybas arenoje. Jau klausantis ilgos mero ataskaitos tarybos salėje kilo šurmulys. Tarybos nariai šnabždėjosi, kad ataskaita per ilga, pateikta per vėlai, kad būtų galima apsispręsti balsuoti už ją ar ne. Administracijos direktoriui Gedeminui Višniauskui beskaitant ataskaitą, politikai panašu pavargę nuo skaičių ir dokumentų vardyjimo šurmuliavo dar labiau. Taryboje net buvo pasiūlyta už ataskaitas nebalsuoti. Ataskaitos nebuvo pristatytos komitetuose, todėl siūlau tarybos nariams, balsuojant dėl mero ir administracijos direktoriaus savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos, šiandien susilaikyti. Siūlau rengti neeilinį tarybos posėdį skirtą pakartotiniam mero, administracijos direktoriaus, savivaldybės audito kontrolieriaus svarstymui. Ir taip pat įtraukti klausimą dėl kitų svarbių momentų dėl mokyklų. Bet kažkaip mes labai pasidarė prieštaringi vieni kitiems. Na, yra ataskaita, yra, taip jau pagal reglamentą jinai turi būti. Na, jūs neįsivaizduojat, kiek valdininkai suteikė tų jėgų, kad paruoštų tą ataskaitą. Yra kritikuotinų dalykų, bet tai galima padaryti be šturmų. Ir tai vis tiek, tai ataskaitai privalu išklausyti. Už mero administracijos direktoriaus ir audito tarnybos praėjusių metų ataskaitą balsuota. Daugumai, tai yra 20 tarybos narių balsavus už, ataskaitos patvirtintos. Nuo rugsėjo 1 Šiauliuose neliks dar vienos mokyklos. Tarybos sprendimu Lieporių pradinė mokykla jungiama prie Gegužių progimnazijos. Darbą išsaugos tik keli Lieporių mokyklos mokytojai. Nuo rugsėjo Lieporių pradinės mokyklos nebeliks. Politikai jau senokai svarstė, ką daryti su šia mokykla, nutarė ją prijungti prie progimnazijos. Tiesa, ne prie Rasos, kaip svarstė, o prie Gegužių. Buvo variantas pirmasis, tai Lieporių mokyklos prijungimas prie Rasos progimnazijos. Ir svarstant komitetuose ir labai aktyviai dalyvavo tėvai Lieporių pradinės mokyklos ir jie išreiškė tokį pageidavimą, kad mokykla būtų prijungta prie Gegužių progimnazijos, nes bet kuriuo atveju jie neįsia į Rasos progimnaziją, o ar bus prijungta ar nebus prijungta, jie vis tik tai
nori mokytis Gegužių progimnazijoje. Lieporių pradinės mokyklos mokinių tėvai sako, kad toks politikų sprendimas dėl šios pradinės mokyklos sumažins įtampą apskritai. Vaikai mokosi du šioje mokykloje, vienas ketvirtokas, kitas pirmokas, tai aš tos mokyklos gyvenime jau 4 metai ir matau kiekvienais metais, kaip vyksta tos intrigos, kiekvieną pavasarį svarstymai, ar tai bus sujungta, kad reorganizuojama bus, tai jau seniai yra aišku, bet kiekvienais metais vis kabėti, ar rugsėjo 1 ateisi į šią mokyklą ar į kitą, tai yra morališkai sunku. Kaip teko šnekėti su pedagogais kolektyvų, tai tos kalbos vyksta dar seniau, jie žino tą. Ir jau kolektyvas yra išvargęs, sakykime. Tik kažin, ar įtampos sumažėjo Lieporių pradinėje mokykloje gyvenančioje paskutinius mėnesius. Jau žinoma, kad dalis darbuotojų bus priversti varstyti darbo biržos duris. Tai dabar sunku pasakyti, kiek, nes jeigu Gegužių mokykloje padidėjo mokinių, galbūt ten kai kurie aplinkos darbuotojai galbūt bus reikalingi, mes čia bus sudaryta komisija, tuos analizuosime tuos detaliau. Tuos dalykus mokytojai visi pereina su vaikais. Aišku, administracijai bus įteikti lapeliai. Ką miestas darys su ištuštėjusiu pradinės mokyklos pastatu dar nežino, tačiau skaičiuoja, kad sujungę mokyklas sutaupys apie 250 000 litų per metus. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Mokslininkai ir dėstytojai iš 8 šalių mūsų mieste gvildeno svarbiausia šiandienos aukštojo mokslo problemas ir aktualijas. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko jau 3. tarptautinė mokslinė konferencija. Beveik 150 akademinės bendruomenės atstovų pristatė netoli 100 pranešimų aukštojo mokslo sistemos pokyčių Lietuvoje ir Europoje temomis. Mūsų miestas šiandien virto, ko gera, visos šalies aukštojo mokslo židiniu. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko jau 3-syk organizuota tarptautinė mokslinė praktinė konferencija aukštojo mokslo erdvės iššūkiai ir galimybės. Akademinių bendruomenių atstovus, studentus bei socialinius partnerius subūrusi diskutuoti apie aukštojo mokslo sistemos pokyčius, aktualijas ir opiausias problemas Lietuvoje ir Europoje. Kaip sako kolegijos direktoriai, šiemet konferencija sulaukė ypač didelio susidomėjimo. Sulaukta mokslininkų ir dėstytojų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Turkijos, Ukrainos ir Baltarusijos aukštųjų mokyklų. Mes džiaugiamės, kad kolegoms mūsų pasiūlyta tema yra labai įdomi ir šiandien turėsime puikią galimybę, dirbdami po plenarinio posėdžio 6 sekcijose, analizuoti aukštojo mokslo kokybės klausimus, aukštųjų mokyklų konkurencingumo išlaikymo klausimus. Turėsime galimybę dalintis patirtimi, kaip turėtume plėtoti tarptautiškumą. Klausimų labai svarbių aukštosioms mokykloms tikrai yra pakankamai daug. Problemų aukštajame moksle tikrai pakanka ir mes bandome jas spręsti ir pasitelkti ne tik mūsų dėstytojus, bet ir mokslininkus, tyrėjus. Tad tikrai šiandien labai darbinga ir prasminga konferencija vyksta kolegijoje. Vienas konferencijos pranešėjų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas, įsitikinęs, kad toks renginys labai savalaikis. Esą šiandien labai svarbu suvokti aukštojo mokslo politikos tendencijas ir aktyviau diskutuoti, ar geriems tikslams įgyvendinti pasirenkamos tinkamiausios priemonės. Pagrindinės diskusijos vykstančios Lietuvoje, manau, vyksta truputį ne į tą pusę. Mes Lietuvoje dar ginčiamės, ar gali būti konkurencija tarp privačių ir valstybinių mokyklų, ar gali studentas rinktis, kaip tas studijas finansuoti. Apskritai pasaulyje diskusija yra žymiai pasikeitusi. Į Lietuvą ateina tokia konkurencija tiek per užsienio mokyklas, tiek per tai, ką studentai gali rasti internete. Ir aš manau, visas mūsų dabartinės aktualias diskusijas šita naujai atinanti banga nuneš visiškai kitą lygmenį. Aš manau, tiek dalis dalyvaujančių diskusijų, tiek dalis žmonių esančių aukštosiose mokyklose yra visiškai nepasiruošę tam konkurencijų šuoliui, kuris ateina. Kaip pasakoja Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė, šiai tarptautiniai moksliniai konferencijai šį kartą ruoštasi su ypatingai pakilia nuotaika ir dar platesnėmis galimybėmis dalintis gerąją patirtimi. Mat įstaiga pasiekė svarbi žinia laukta nuo praėjusių metų lapkričio, kuomet 6 ekspertai iš Austrijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Estijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos atliko kolegijos veiklos tarptautinį išorinį vertinimą. Kolegijos veikla buvo vertinama strateginio valdymo srityje, studijų ir mokymosi visą gyvenimą srityje, mokslo taikomosios veiklos srityje bei poveikio regionų srityje.
Šiandien aš tikrai jau turiu puikų rezultatą, kuris mus labai džiugina ir kolegija juo labai didžiuojasi. Kolegija yra įvertinta, kolegijos veikla įvertinta puikiai, visos sritys įvertintos teigiamai, na ir galutinis rezultatas Šiaulių valstybinė kolegija yra akredituojama mokslo ir studijų įstatyme maksimaliai leistinam terminui 6 metams. Iš viso Šiaulių valstybinės kolegijos organizuotoje tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje šiandien skaityta apie 90 pranešimų. Juos pristatė netoli 150 mokslininkų ir dėstytojų iš įvairių šalių aukštųjų mokyklų. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiandieną svečio rubrikoje kalbėsime šiek tiek apie muziką. Jau rytoj, penktadienį, 18 val. Ginkūnų dvare laukia išskirtinis koncertas. Čia sulauksime progresyvaus roko grupės Nuteki iš Minsko. Na ir šiandieną studijoje yra svečiai, tai yra Miša, grupės Dvasia ir įkūrėjas, bei Zenonas Buivydas, Lietuvos krikščioniško fondo prezidentas. Labas vakaras. Labas vakaras. Visų pirma, noriu kreiptis į Jūs. Žinau, kad būtent kažkaip Jūs prisidėjote, kad šie svečiai atvyktų ir į Šiaulius. Taip, Jūs pasakėte tiesą, prieš keletą metų mums pavyko susitikti su Miša ir jo grupė. Ir įvyko toks konfuzas, kad mes buvom pakvietę juos į Sielos festivalį, bet jie negavo vizų tai dienai ir atvyko vėliau. Ir tada tik savanoriams davė koncertą. Ir bendraudami mes supratom, kad tokios muzikos, tokio bendravimo su jaunimu, kuris turi jų bendrą kalbą, mums trūksta čia Lietuvoje. Ir pakvietėm šiandien juos sukoncertuoti Ginkūnuose. Kadangi Miša kalba rusiškai, aš manau, Jūs man padėsite susikalbėti. Pasistengsiu. Sako, tokios muzikos trūksta pas mus Lietuvoje. Tai galbūt svečias galėtų šiek tiek papasakoti, kokia yra muzika ir vis dėlto rokas ir krikščioniškos vertybės. Koks bus koncertas? Какой будет концерт? Это будет рок-концерт, потому что мы играем рок-музыку. Tai bus roko koncertas, todėl kad mes grojame roką. Но через наши песни, через нашу жизнь мы говорим о наших принципах. Per mūsų dainas ir per mūsų gyvenimą mes kalbame apie principus. И они очень, то есть они отражают суть христианства. Ir šitie principai atspindi krikščionybės esmę. Galima šiek tiek provokuoti, ar iš tikrųjų grodamas krikščioniškomis temomis būsi populiarus? Будешь ли популярным? Суть заключается не в популярности. Esmė yra nepopuliarume. Самое главное то, что люди, которые исполняют музыку, Svarbiausia, kad žmonės, kurie atlieka šią muziką, они являются прямым отображением того, что они делают. Jie yra atvaizdas to, ką jie daro. И поэтому это не стоит проблемой. Tai nėra problema, nestovi problema. Если изначально нету такой цели. Jeigu nėra pradinė tokio tikslo. То почему мы хотим быть более популярной группой? Jeigu mes norėtumėm būti labai populiaria grupė, для того, чтобы большему количеству людей, kad daugelis žmonių говорить о наших принципах и то, что мы считаем важным. Apie mūsų principus ir sakyti apie tai, kas yra svarbiausia. Проще говоря, музыка помогает нам. Прощau sakant, muzika mums padeda. Пообщаться с большим количеством аудитории одновременно. Vienu kartu mes galime pabendrauti su daug žmonių. Кто-то пишет книги. Kažkas rašo knygas. И через книгу общается с людьми. Ir per tai bendrauja su žmonėm. Я умею писать музыку. Aš rašau muziką, moku rašyti muziką. И через музыку я хочу поговорить с людьми. Ir per muziką aš noriu pakalbėti su žmonėm. Paskutinis mano klausimas būtų skirtas Zenonui. Kada ir kur, priminkite, galima bus išgirsti ir pamatyti šios vaikinus? Šie vaikinai koncertuos rytoj penktadienį 18 val. Ginkūnų dvare. Adresas yra Žeimių 7 Ginkūnai, Šiaulių rajonas. Visus kviečiame ir lauksime ir tikrai nenusivilsite. Koncertas mokamas. Už auką. Už auką. Tai dėkoju šį vakarą, kad apsilankėte. Ačiū Jums taip pat. Tęsiame žinias.
Jau daugiau pusę amžiaus kovo 27-ąją minima Tarptautinė teatro diena. Mūsų mieste ją tradiciškai paminėjo Šiaulių universiteto studentai. Jie surengė spalvingą eiseną miesto gatvėmis ir kvietė praeivius į renginį, kuriame jau 8 kartą vienam iš studentų įteikta Juozo Miežio premija. Štai tokia nuotaikinga studentų bei gimnazistų eisena minint Tarptautinę teatro dieną patraukė Šiaulių gatvėmis. Estrados meną studijuojantis jaunimas savo profesinę šventę kiekvienais metais stengiasi paminėti ypatingai. Studentai sako, kad tokios akcijos jiems yra ne tik puikia galimybė atskleisti aktorinius gebėjimus, bet ir proga pristatyti teatrą visuomeniai. Mūsų mokomajame teatre vyksta teatro diena, kasmetinė. Tai yra mūsų labai didelė šventė. Nes mes mokomės teatrą didelę šventę. Teatras mums tai yra namai. Kasmet prie studentų rengiamų akcijų prisijungė ir miesto gimnazistai. Šiemet eisenoje dalyvavo Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai, kuriems teatras ne tik pramoga. Mat daugelis jų jau dabar lanko teatro būrelį. Turime labai gerą teatro mokytoją. Tiesiog jie mums labai motyvuoja eiti. Kumščių? Jakauju. Ne, šiaip ten yra labai įdomu, mes ten kartais daugiausiai vaidinama būna, kad pažaidžiam žaidimų, labai gerai praleidžiam laiką. Šiandien studentai praeivius džiugino ne tik šūksniais ir gera nuotaika, bet ir kvietė į vakare vyksiantį teatro dienos minėjimą. Jame būsimieji teatralai pristatė programą pagal Kristijono Donelaičio kūrinį Metai bei vienam iš studentų įteikta premija. Yra Juozo Miežio premija teikiama būtent teatro dieną, būtent teatro studentui. Tai jau ir bus 8 laureatas šitos premijos. Šiais metais premija atiteko 4-kursei Gintarei Daniusevičiūtei. Šiaulietė šiais metais baigs estrados meno studijas. Iš viso šią specialybę Šiaulių universitete studijuoja apie 40 jaunuolių. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek naujienų šiandien. Netrukus dar matysite kriminalus, sportą bei orų prognozę penktadieniui. Linkiu šilto vakaro, o jūsų dėmesio lauksime rytoj įprastu metu. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Bubių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Prieš 3 metus nemažą žalą gamtai padarė 3 brakonieriai, sulaukė bausmės. Nušauta 11 tauriųjų elnių ir 3 stirnos. Nubausti Paulius Elsbutas bei jį neteisėtai medžioti vežioja Robertas Barauskas ir Algirdas Adomaitis. Šiaulių apylinkės teismas žvėris šaudžiusiam Pauliui Elsbutui skyrė 20 800 litų baudą. Konfiskavo ginklą 3 metams, atėmė teisę medžioti. Algirdas Adomaitis turės sumokėti 10 400 litų. Robertas Barauskas vežęs Elsbutai neteisėtą medžioklę nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas pagal laidavimą. Visų 3 vyrų kaltė yra įrodyta. Valstybės kaltintojui pavyko įrodyti medžiotojo kaltę. Esmė yra ta, kad medžiotojai ir turėjo žinoti, kad tuo laiku, kada buvo šaudomi gyvūnai, medžioti yra neleistina. Taigi, padarytas nusikaltimas ir atitinkamai griežtas bausmės. Nusikaltimas įvykdytas 2012 m. gruodį. 2 kartus su bendrininkais išvykęs į neleistiną medžioklę Elsbutas nušovė 14 žvėrių. Algirdo Adomaičio namų kieme rastos išdarinėtų stirnų liekanos. Įtariamieji savo kaltės neneigė. Po šio ciniško brakonierių nusikaltimo šalyje sugriežtintos baudos. Šiaulių apygardos teisme nuosprendį išgirdo Kelmėje 2012 m. birželį muštynės ir susišaudimus sukėlė 3 vietos gyventojai. 21 Mantas Zubavičius, 30-metis Borisas Aleksandravičius ir 46 metų Vladas Aleksandravičius aiškinosi santykius su vienu iš pažįstamų. Vyro emocijos taip įkaito, kad pasigirdo šūviai. Iš neteisėtai įgyto ir laikomo šautuvo Borisas Aleksandravičius šovė į su juo konfliktuojantį asmenį, pataikė į ranką. Sužeistasis gynėsi šaudydamas iš dujinio pistoleto. Bebėgantį nuo kulkų vyriškį šoko mušti Vladas Aleksandravičius.
Po incidento šautuvą Mantas Zubavičius nutarė paslėpti. Už pasikėsinimą ir neteisėtą ginklo laikymą bei panaudojimą Borisas Aleksandravičius nuteistas 8 metams kalėjimo. Vladas Aleksandravičius mušęs auką kalės 5 metus. Mantas Zubavičius bandęs paslėpti neteisėtai įgytą ginklą areštinėje praleis 18 parų. Trečiadienį Suomijoje Supyrinto komanda atsakomąsias Baltijos krepšinio lygos čempionato pusfinalio rungtynes sužaidę Šiaulių krepšininkai parodė charakterį ir perrašė klubo istoriją. Namuose pirmąjį mačą vos 1 taškų skirtumų palaužė priešininkus, jų aikštėje šventė pergalę rezultatu 85-75 ir iškovojo kelalapį į Baltijos krepšinio lygos čempionato finalą, kuriame kausis pirmąkart per visą klubo istoriją. Nors favoritais laikyti Suomiai tikėjosi pratęsti pergalių seriją namuose, Fortuna lydėjo svečius. Informuojame, kad šį sezoną dar ne vienai komandai nebuvo pavykę jų parklupdyti jų pačių arenoje. Iki susitikimo su Gedimino Petrausko auklėtiniais Pirinto krepšininkai savo žiūrovų akivaizdoje buvo iškovoję net 27 pergalės iš eilės. Saulės miesto krepšininkų treneris Gediminas Petrauskas po rungtynių Suomijoje džiaugiasi auklėtinių pasirodymų ir sakė neturintis jiems ne vieno priekaišto. Mūsų miesto komandoje rezultatyviausiai žaidė legionierius Trevisas Leslie ir jaunasis aukštaūgis Rokas Giedraitis, pelnė po 18 taškų. Baltijos krepšinio lygos finale šiauliečiams teks kauti su Prienų Tonybet ir Tartu Rock poros laimėtoja. Panašu, kad finalas gali būti lietuviškas, mat po pirmojo mačo Estijoje 2 taškų persvarą turi Virginijaus Šeškaus auklėtiniai. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto, Buvių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Šiandien lepinusi šiluma, penktadienį jau bus gerokai saikingesnė. Artimiausia naktis giedra, bus apie 3 laipsnius šilumos. Rytoj dieną termometro stulpelis svyruos tarp 8-9 padalos. Bus nepastoviai debesuota, tačiau saulėtų valandų sinoptikai žada daugiau nei apniukusių.